Speed trap ahead. 600 meters, take the exit toward Route 2220. Ar kas nors girdit mane? Jie čia dabar apsisuks ir tada jo, okei. In 800 meters, slide left. Aš jau išsigandau, nes jie man rodė, žinai, tįsti ant ar veduką. Gerai, atsargiai. Dešiniau mes sukam. Klajokliai mes ir kupranugariai kartu varom. Kadangi miegau nepilnas 2 valandas, tai padėjau galvą ant kuprinės, ir atsikėliau nuo tokių keistų judesių automobilio. Pasirodo, kad mes jau naviguojamės tarp uolų, tarp kupranugarių, tarp krūmų, tarp naumetsų. Ir prasideda reikalai. Tai ieškom kelio, kaip čia toliau važiuosim, ieškosim trasos. Jau grįžti arčiau tos salos, tai man atrodo keliukas, žinok, yra. Gal čia degalinė kažkur netoli būtų? Taip, čia pavažiuosi po kairę bus už 200. Man tą Statoilų dešrainį vieną, prašom. Tos kavos. Be cukraus man prašom. Ir su šito avižų pienu. Čia nebent, žinai, jeigu atgal, tai ten, kur išlenda. Grįžti atgal ir tada, kur iš siaurų tarpeklių, tarp kalnų jie išlenda tenai. Nu. Čia va tas, kur kad ir pirmas susiaurėjimas, jeigu žiūrint atgal. Saulė kaip tik iš kairės. Dešiniai ten galima kabinti vėliavą. Nu, nes jeigu jie varo tiesiai ten toj saloj visoje, tai ten vargas. Jeigu čia už kilometrą kur nors suktųsi jie, tai bišk... Jie kažkur turi įlysti žemyn, darys jie... Nu, bet čia dar labai arti, o... Jie kažkur lys į apačią, klausimas kur. Tai pavažiuojam, va čia tuos 2 kilometrus ir išsiaiškinsim. Nes jeigu per artimiausius 2 kilus nerasim, tai čia žinai. Labas rytas. Atvykome į trasą. Ne vieni, praskrido sraigtas, nemačiau tiksliai. Nemačiau tiksliai, kas užrašyta, ar TV, ar koks nors princas atskrido. Nuskrido, bet nuskrido taip ties tikrai ne TV, nes taip ne taip followino. Bet kas čia vyksta, jo, šiandien startas pradeda prasideda taip netoli pagrindinio kelio ir labai greitai lenda į tokį tarpeklį, kanjoniuką. Vėjo beveik nėra ir begalė dulkių. Ir dabar mes taip išvažiavom į tokią šiek tiek properšą tarp kanjonų. Kažkur giliau lenktynininkai vėl ten kažkur lys, neaišku kur.
tai gan sudėtinga ir mums važiuoti dulkėse visą laiką. Todėl radom tokį kelis pasukiukus ir čia ir stosim. Pažiūrėsim, ką čia galim padaryti. Bet lenktynininkams tai čia wow. Ir tiems, kas atidarinės trasą, šiandien bus reikalų. Dėl navigacijos tarp tų uolyčių visokių. Šalia trasos visai važiuoja vietiniai. Salah. كيف حالك؟ Good. السلام عليكم. Salah. Ir dabar tikriausia įdomiausia dalis. Ne visi gal esate matę, kaip tai vyksta, bet rezultatą tikrai esate matę jau interneto platybėse, tai aš mažiau kalbų, daugiau darbų. Opa. Didžioji nuotykių fabriko vėliava. Iš 3 mums pačių gražiausių spalvų. Tuoj pat parodys kelią lenktynininkams. Nepamenu tiksliai, Tomas sakė 20-30 kg berods sveria. Manau, dėl šio vaizdo verta nieko neveikt, pastovėt, pasimėgaut. Taip gražiai plevėsuoja. Taip gražiai plevėsuoja mūsų mylima vėliava. Visą laiką smagu ją matyti. Gal kažkas matėt vakarykštį Karolio Raiščio istoriuką apie tai, kaip jisai šovė gerą bairį, bet labai teisingą apie orus čia, kad čia diena labai šilta, naktį labai šalta ir tie orai tai čia kaip diena ir naktis skiriasi tiesiog. Tai jo, jisai buvo teisus.
Atsikėlus ryte, šiandien kėlėmės bišk po 5, tai buvo žiauriai šalta. Ir aš kiekvieną kartą padariau tą pačią klaidą. Labas. tą pačią klaidą, kad kai atlikai čia ruošiesi pafotografuoti, kažką veikti ir skubi ir nenusirengi, tada prasideda reikalai ir tada karšta kurį laiką būna. Tai reikia nepraleisti šitą dalyko, nes jau dabar šiltėja. Ir kuo toliau, tuo šilčiau vėjo nėra visiškai, dulkių labai daug. Ne, aš kaip ir minėjau, nesiruošiu daug fotografuoti šiandien, ypač mocų. Vis tiek, kas nors gali atvažiuoti, kažkas gali nutikti, lėksi fotkint, kameras tai paruoštas. Tai toks jo, to reikia nepraleisti laiko, kada reikia truputėlį lėriukų nusiimti. Diržus tai galiu sėdėti naktį, nežiūrėdamas. Bet vat kai kalbu, kažkaip vis tiek smegenai veikia kitų ritmų. Šiaip jo, pavyzdžiui, jeigu tokia normalią reisinę dieną, ar tiesiog kada daugiau veiksmo, tai šitie dviejų fotikų diržai jie visą laiką pas mane. Į parduotuvę einu su diržais, visur einu su diržais. Tiesiog kabo, gal kartais kažkur ir patrukdo, bet jie visą laiką yra, nes kartais tik greit prireikia, pasikabini kameras ir lėkė. Jo, o dabar aš šiek tiek dar prie foto video medžiagos prisėsiu. Montuoju vlogą, bet ką tik pamačiau čia, kad jau vyksta reikalai, tai jums tikrai gali būti irgi įdomu, kas čia bus. Vildė, ką čia neši? Reikia pusryčius padaryti žmonėm. Kiek čia kiaušinių? Tik 90. 90. Oi, chebryte, čia tai bus balius. Visus kiaušinius. Opa. Nu va. Va čia va yra Čia dar ruošiama. nuotykių fabrikas. Man visą laiką patiko, Tomai, aš niekada nepasakiau, visą laiką man patiko nuotykių fabrikas. Aš nebuvau tikras, ką tai tikrai reiškia, bet vat, pagaliau prisijungęs prie šito fabrikėlio, aš matau, kad pavadinimas tikrai atspindi esmę. O kiek mūsų yra? 30. Tai pas tas. Pavyzdžiui, mano kiaušinių vidurkis būna po 3 ant galvos. Vytai, kiek kiaušinių šiandien? Realiai, aš tau galiu nustebinti, tau bus šiandien pirmas kartas, kai valgysi tokią didelę kiaušinienę. Nes žmonės nevalgo 100 kiaušinių dydžio kiaušinienių dažniausiai. Bus smagu. Jo, blema, negalėjau praleisti šitos progos. Atsiprašau, suklydau. 120 kiaušinių šiandien bus. 120. Jų tik daugėja. Čia dėl to, kad mūsų prie stalo daugėja. Oi, smagumėlis. Žinai ką, dar žiūrėk, nufilmuoti reportažą. Einam ką parodysiu. Nustebink. Kai susiruoši į dykumą ar kažkur, reikia vis laik pasitikrinti, ar neapgavo tavęs mašinų nuomai. Pusašių nėra priekį. Va taip yra mums buvę irgi, kai hebrytė... Padangos biški nuvalgytas, bet ir turi būti pusašis, kad važiuotų mašina, bet jų nėra. Matai, mums irgi yra, tai buvo, ne mums, vienam ekipažai, kai nesugebėjo išvažiuoti, mes su kamera, su racijom, puš, susistovi, žinai. Atėjom ir lygiai tą patį. Jo, tai reiškia, kad šitas mašinos yra tik tais 2 važiuojantis ratai. Ir turim tokias 2 mašinas dabar. Tai gal iš 2 galim vieną padaryti? Negalėtum Vytai? Galėtum. Galim reik pjūklą, pjaunam į viržam. Bus 2 tacho užpakaliai. Nuotykiai, kai jie prasideda, jie niekada nesibaigia. Ok, fainas breikas mano darbelių, bet aš grįžtu į savo ofisiuką ir tikrai yra noras
noras padaryti vlogus ir juos sugebėti kelt, na, reikia labai stipriai padirbėti man per pirmas 2 dienas, kad aš taip pasivyčiau viską iki realaus laiko. Tam labiausiai trukdo tas interneto trūkumas ir miego. Norisi dėl to, kad įsipareigoju jums, kontribui savo rėmėjams visų pirma. Tai nesinori nuvilti ir kita priežastis vis dėlto, kodėl ir šiek tiek skipinu fotografavimo, tai norisi ir tobulėti, norisi išmokti konkrečiau kalbėti, atrinkti tik įdomiausią medžiagą, todėl jo, jūsų komentarai yra labai svarbus ir rašykite komentarus, kas galite kontribui, kas esate kartu su manim, rašykite komentarus ir YouTube. Šėrinsiu Facebook'e taip pat, tai rašykite komentarus, kas nervuoja, kokius žodžius reikia man ištrinti žodyno, aš jau kelis turiu galvoj. Ir nes šitas toks komandinis darbas tikrai atneš geresnių rezultatų. O aš grįžtu prie savęs. Žinokit, ofisas kvepia. Ofisas mano kvepia, negaliu nepračekint, kas čia vyksta. Taip norėčiau sudalyvauti pilnai, bet reikia padirbėti. Va, kaferija. Kas šiandien meniu pas mus? Meniu, taip, mes šiandien turim 2 kavos pasirinkimui. Pirmą ir antrą? Yra Nescafe tirpi ir Nescafe dar tirpesnė. Turim arbatos ir turim dar žalelio arbatos. Šiandien labai gerai iš tikrųjų. O, šiandien labai gerai bus. O kas čia kvepia? Oi, vyručiai. Tai Vladas trečias, ne? Oi, vyručiai. Vis tiek reikia smėlio, kad būtų. Jeigu negiržda tarp dantų, tai nesiskaita. Aišku, nereikia, yra, ne? Nu, daug maž